Sveiki, mano vardas Aleksas, esu vienas iš Parnidijos įkūrėjų, atsakingas už tech sprendimus ir šiandieną pademonstruosiu e-komercijai kurtą dirbtinio intelekto varomą asistentą. Tai ką reikėtų atkreipti dėmesį pačioje pradžioje, kad matome žalią burbuliuką, ant kurio paspaudus dirbtinis intelektas pradeda reaguoti, su mumis pasisveikina ir siūlo užduoti mums klausimą. Tai kaip matote, tekstas yra angliškai, tačiau pakeitus nustatymus puslapį ar pasirinkus šiame pavyzdyje lietuvių kalbą, kaip matot, viskas atsinaujina ir asistentas persikelia į lietuvių kalbą, tai mūsų asistentas yra poliglotas ir jis moka daug skirtingų kalbų ir galima jį pritaikyti daugybę skirtingų rinkų. Tai vat, asistentas mums siūlo keletą temų, tačiau aš turiu jam klausimą iš karto. Šiame pavyzdyje parduotuvė prekiauja CBD papildais ir aš turiu klausimą, ar CBD yra legalus. Ir taip, naudodamas duombazę, ant kurios dirbtinis intelektas buvo ištreniruotas, jis sugeneruoja mūsų atsakymą. Tai vat. Galim užduoti šiek tiek sunkesnį jam klausimą su klaidom bei be lietuviškų raidžių ir pažiūrėti, kaip asistentas susitvarkys su tokia situacija, kas gali dažnai pasitaikyti realiame scenarijoje. Tai vat, dirbtinis intelektas taip pat randa atsakymus, nors ir be lietuviškų simbolių, taip pat puikiai susitvarko su vartotojo duodama užklausa. Tai galime grįžti atgal ir išbandyti kitas funkcijas. Tai šiame pavyzdėje galima stebėti užsakymą, kadangi yra tai e-komercijos puslapis. Tai suteikus savo L-paštą bei užsakymų numerį iš duomenų bazės randa mūsų užsakytą siuntinį bei duoda nuorodą, kur aš galiu sekti savo užsakymo statusą. Dar yra papildoma funkcija, yra produktų bei paslaugų rekomendacija. Dirbtinis intelektas klausia, asistentas klausia, ko mes ieškome, tai aš šiandien norėčiau kažko saldaus ir pažiūrėkime, kaip jis susitvarkys su tokia užklausa. Štai, rado atsakymą ir duoda medaus lasdeles, šokolado plyteles bei guminukus, tai viskas atitinka saldumynų temą. Ką dar norėčiau parodyti, kad paklausius kažko saldaus, kad noriu, dirbtinis intelektas su mumis bendrauja žmogiškai. Tai jis nėra robotiškas ir nėra, kad iš karto tiesiog duotų mums atsakymus, tai jis mūsų įvertina, pasako, kad saldumynai visada kelia nuotaiką, kas yra tiesa, ir tada suteikia mums atsakymus. Taip pat tuose pavyzdžiuose, paspaudus ant produkto puslapis, mes būsim perkelti į produkto puslapį, kur vartotojas gali iš karto pirkti arba įsidėti į krepšelį. Ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad atėjus naujam vartotojui, dirbtinis intelektas iš pradžių gali paprašyti pasakyti savo vardą, tai šiuo atveju esu Tomas. Dirbtinis intelektas išsaugos mūsų vardą bei susijęs su mūsų vartotoju. Tai jeigu vartotojas ateis per naująjį puslapį, dirbtinis intelektas atsimins, kad šiuo atveju esu Tomas, pasakys labas Tomai. Ir tai kas taip pat didina tą žmogiškumo lygį, kas leidžia taip pat didinti pardavimus, atsiminant vartotojo prieš tai užsakytas prekes, prieš tai užsakytas paslaugas ir galima kuruoti rekomendaciją jau būtent tam vartotojui, kas atveria labai didelės duris didint pardavimus. Tai toks yra tas funkcionalumas ir jeigu turit klausimų, galit rašyti mums asmeniškai, tiek Liutaurui, tiek Aleksui. Ir šiandien tiek.